Labą dieną. Sveiki, mėlėjai, sveiki, sugrįžę namo. Labą dieną, mokiniai. Labą dieną, tamsta. Nu, kaip visi gyvenat, rašykit komentaruose, jau beliko porą savaičių iki kalėdų, rašykit, kas jau pasipuošėt savo kalėdinės eglės, siūskit nuotraukas, labai įdomu. Mes jau, pasipuošę. Jau kalėdiškai. Kalėdiškai visur, čia mūsų studija, keičiasi su metų laikais. Pagal sezoną, pagal šventę. Taip. Tai ką, pradedam podcastą. Kaip visą laiką, padėkoms, ačiū jums, kas mylite, kas nekenčiate, kas komentuojate. Kas žiūrite, kas nežiūrite ir pakomentuojate, kad nežiūrėtų. Ir kas sakė, ačiū Dievui, išvažiavo iš Lietuvos. Šitie dabrūdai. Kas džiaugiasi, kad atsikratė dviem lietuviam Lietuvoje. Kas nesidžiaugia, kas ten sakė, kad, visokių įvairių komentarų jūs parašot. Bet svarbiausias, turbūt didžiausias ačiū, tai visiems, kas laikina, kas paspaudžia ačiū, kas paspaudžia liuksą, kas paspaudžia širdutę, kas uždeda kažkokį, tai kad ir mažą komentarą, kad padėtų tiesiog mūsų podcastui augti. Ir aišku, mūsų visiems nuostabiem rėmėjim, kuriuos visus apšnekėsim, ne? Ir mylim rėmėjus, tai mylimi ypatingai. Mūsų rėmėjai yra mūsų, kaip čia... Širdis, mūsų kraujas, ne? Mūsų variklis. Mūsų variklis. Mūsų pompa kraujui varyti. Taip, tai ačiū visiems rėmėjam ir beje greitai norėčiau paminėti, kad mes jau atidarėme registraciją į reklamai 2025 metais sausio mėnesį. Taigi, kreipkitės, jeigu norėtumėt. Negaliu patikėti, kad jau šnekam apie sausio mėnesį. Jau kaip viskas, greitai, ne? Jau viskas, taip. Jau. Žinai, pat kiek beliko porą savaičių. Viskas. Rytoj kalėdos, kiek čia? Už kelių dienų. Savaitės geros. Taip, žiauriai. Ką šiandien šnekėsim? Ką papasakosi? Šiandien, matot, biškelį bus pirmą kartą kitokia tema. Mes visą laiką labiausiai koncentruojamės apie UK arba kažkokias biški bendresnės temas. Bet sulaukiam visokių tai prašymų pakalbėti apie kitas šalis ir nusprendėm, kad šį kartą pakalbėsim apie USA. Arba... Ne USA, kaip čia šnekė lietuviškai. JAV. Jungtinės Amerikos valstijos. Apie JAVą pakalbėsim. Ir vieną iš vizų. Pačią. Kaip patekti lengviausia, kaip patekti, kaip nuvažiuoti, kiek kainuoja, ko klausia, kaip pildyti, kiek laiko. Ir taip toliau panašiai. Atsakymas visą kitą. Nes aš atsimenu dar vaikystėje, Jėzu, man buvo kokie gal ten 5 metai ir buvau toks ant sienos kaip medinis, toks kaip nuotrauka, medinis toks kaip jausama lentelė, bet ta tokia graži, žinai, blizganti ir būdavo išgraviruoti dėlėm raidėm JAV. Ir žinai, vaikystėje, 5 metų, nesupratau, kas tas reiškia. Jis sako, čia yra Amerika. Man tėdė, žinai, sakydavo, paskui, žinai, kaip augu, galvoju, kas tas JAV? JAVs. Nes dabar Lietuva irgi, man atrodo, sako Amerika arba USA. Niekas nepasako, tai JAV. Ne, JAV gal. O gal aš, nežinau, kaip jūs sakot, taip jau jūs sakot. Sakykit, kaip jūs, kurie gyvena čia ir Anglijoje, ar kas žiūrit iš Lietuvos, parašykit komentaruose, kaip jūs vadinat Ameriką. Nes kiti, žinai, sako už Atlanto, Amerika, JAV, kiti USA. O aš kažkaip, žinai, kaip anglų kalboju, jeigu aš šneku su ar tai anglais, ar tai amerikonais, ar tai belekais, tai aš visą laiką sakau US. How's the weather in US? What you doing in US? Arba Amerika, arba US irgi, aš sakau. US kažkaip visą laiką, ar ten where do you live in US, žodžiu. Tai va, parašykit, kaip jūs, arba gal girdėt kažkokių dar mandresnių žodžių, gal koks nors bomžynas, kaip kas vadina. Tai va, kaip tik papasakosiu, nes Estą esu pildžius ne vieną kartą, turbūt tai Ryda irgi daugybę kartų. Ir va, kaip tik... Vieną kartą, paskais, vieną kartą atsiminiau dieną prieš skrydį Ameriką. Į JAV, dieną prieš skrydį į JAV, kad tos neturi dar... Ir einu žiūrėti per popierius, ar nėra dar prieš tai buvus, žinai, nepasibaigus, žiūriu, pasibaigus, ar ten liko kelias dienas, galvoju, padarysiu greitai. Tai ryte, ten po pietų pasidariau, o ryte naktį reikėjo iškrist. Tai žinai, nemieguot, žiūri, skruolį, tai e-mailą, ar atėjo, ir ačiū Dievui, kad jau buvau
toks, biškai, nepasilikit paskutinį. Šiandien kaip tik papasakosiu, nes mano jau buvo pasibaigus, o kadangi vėl dabar toj važiuosiu, tai vakar specialiai sakiau, netidėsiu, ten būčiau darius biškai vėliau, bet galvoju specialiai dėl podcast'o tikslų. Gerai pasakys, nes man irgi reikia sausio mėnesiui. Tai... Jo, tai pasidarysiu, tai vakar pasidariau, kad pažiūrėt, ar kažkas yra pokyčių, kad jau būtų šviežia kažkokia informacija. Tai va, bet svarbiausiai, pirmiausiai, reikalingiausiai priminti mūsų nuolatinį visų šių metų rėmėją, mūsų nuostabųjį Roberta Financial Services ir Roberta iš tenais, kurį mes su malonumu pristatinėjom. Žinai, kas yra, man atrodo, jau netiek reikia jį pristatyti, nes Facebook'e mačiau kitų žmonių komentarus ten apie kažkokį postą ir žiūriu, Robertas pakomentavęs kažką ten irgi, kas susiję ten su paskolom buvo. Ir žiūriu, nepažįstami žmonės, kuriuo aš nepažįstu, jau jam rašo, o tai kaip yra su paskolom, jį jau žino žmonės. Labai daug gerai. Žmonių žino, koks jisai yra geras specialistas jo, kas susiję su paskolom, mortgage'ais, remortgage'ais, visais insurance'ais, kas susiję, žinai, su namo pirkimu. Tai tokį žmogų, kaip tu sakai, reklamuoti yra labai lengva, labai paprasta, net malonu ir net kažkaip net nereklamuoti, bet rekomenduoti. Jo, toksai, nes tikrai labai jisai, ta prasme, yra vertingas, teikia vertingą informaciją apie ką? Apie paskolas, per keitimą ne paskolų, nuo vienos paskolos perimą. Viskas, kas susijęs su būsto pirkimu, pardavimu, perpirkimu ir būsto paskolų, man atrodo, netgi skirtumus. Taip. Nes jo neprašėme, o kiek sužinojom iš Roberto, kad yra tų būsto pirkimo variantų tiek daug, kur atrodo, tu žinai pagrindinius, kad žinai namo pirkimas gyvenimui, nuomavimui, ten ir panašiai, shared ownership. Ir paskui tu pamatai, kad dar yra kokie 4-5, kur tu net nežinai, ką tas reiškia. Tai tu net nežinai, ką tas reiškia. Tai tu net nežinai, gal tu yra galimybė žymiai lengviau gauti tą namą, nes tu neturi visos informacijos. Dėl to reikia kreiptis pas specialistą, kuris to viską pasakys. NT Financial Services. Ir atsiminkit, kad šitos paslaugos yra lietuvių kalba, taigi yra labai patogu, labai malonu parašyti, paprasta pakalbėti. Ir labai, labai patogu, nes Robertas dirba viso UK. Ir Škotijoje, ir Anglijoje, ir Velse, ir Šiaurinėje Airijoje, kiekvienam užkampį. Jeigu tik jūsų paskodas yra į UK, vadinasi, Robert gali jums padėti nusipirkti ar kažką padaryti. Toliau, draudimai. Draudimai įvairiais draudimais irgi konsultuoja, draudimų visos konsultacijos ir draudimų padarimas yra nemokamai. Tai kreipkitės ir pajamų draudimai, gyvybės draudimai, namų draudimai, įvairūs visokie draudimai, kurių net nepagalvojat, kad jums gali reikėti to draudimo. Bet žinoti variantus ir jums pasirinkti yra žymiai lengviau negu spėlioti, ko man čia dar reikia, ar aš žinau visus variantus, kurie man yra galimi. Tai žinai, yra toks žmogus, kuris perkant tau būstą ar planuojant, perkant būstą, tau dar pasako, kokie yra variantai, kad apsidraustum, kad nebūtų kažkokių problemų ateityje, ten ar po 20 metų, ar po 2 mėnesių, bent žinai, kokius variantus ir gali jau padaryti atitinkamą sprendimą. Plus testamentai. Kiek daug lietuvių net nežino nieko apie tos testamentus, kaip juos daryti, iš kur juos gauti. Kodėl reikėtų? Kam reikalinga, kaip jie veikia. Tai va, prie to pačio gali Roberto visko pasiklausti, pasakys, pirminė išankstinė ta konsultacija, susiskambinimas nemokamai, po to jeigu jau matysit, kad jums reikia kažką daryti, susitarsit ten, kada kur susiskambinti ar susitikti galų gale. Tai nematau absoliučiai jokių minusų ir negirdėjau dar nei vieno žmogaus, nei vieno komentaro, kad pasakytų kažką blogo. Tikrai nei vieno, visi tik tai gyrė, visi džiaugiasi, tai jeigu jums reikalinga tokia pagalba, labai rekomenduojam Robertą iš NT Financial Services. Mūsų jo aprašymas visas bus tiek jau yra, tiek bus mūsų Facebook'e, tiek po šituo video YouTube'ai. Gerai. Dabar, su kuo tavo asocijuojasi šiaip Amerika? Kai pasako žodis varau į Ameriką, koks pirmas prisiminimas ar vaizdas iškyla? Gali viską sakyti? Negaliu, blemba, daug ką sakyti. Kas įvyko Amerikoje, lieka Amerikoje. Su daug ką asocijuojas. Ne, jeigu šiaip išgirstu Amerikos vėliau, žinai, kažkaip. Koks atsiminimas? Blemba, daug. Šiaip New Yorką visada prisimenu. Man New Yorkas yra mėgstamiausias mano miestas apskritai
pasaulį. Tai aš labai mėgstu Niujorką. Jau jeigu aš būnu Amerikai, tai aš labai stengiuosi aplankyti Niujorką nors 2 naktim būtinai užšokti tenais. Ir kol kas pavyko kiekvieną kartą. Kiek buvau, tiek visada nors 2 naktim visada nuvažiuojam. Mano draugė ten gyvena, tai va. Tai aišku, kartu viską padarom. Ja. Bet buvus daug kur esu. Daug kur nebuvus, aišku, daug kur buvus. Man tai, pavyzdžiui, turbūt, kai pasako Amerika, man turbūt labiausiai įstrigo, man New Yorkas, aišku, irgi ir mano piršlybos buvo tenai ir turbūt vienas iš tų miestų, kur dar norėčiau grįžti, bet taip pat man labai Amerikoje Las Vegasas. Man tiek jisai patiko, bet pirmą kartą, žinai, tokia jautiesi nedresi, kaip čia ir čia lošti, žinai, čia nėra nematų, su kitą ratą, tos per tos kazino, žinai, varai. Pat atrodo, antrą kartą varyčiau, daugiau gerčiau, daugiau loščiau, mėgočiau. Nemėgočiau tiksliau jo, arba mėgočiau ten, žinai, nuo 8 ryto iki 10 ryto, tas porą valandų ir vėl, žinai, tą parą laiko. Kur tyliausia, žinai. Jo, kur ramiausias. Nes man labiausiai, toks keiščiausias, mano ten kažkelintas kartas tik tai buvo ir atsimenu pusryčius, atvarėm į tą kažkokį tą hotelį ir ten kazino, žinai, tamsu, aišku, dykų ten tų langų nieko nėra, nežinai, rytą vakaras, nori valgyti, pasižiūri tą meniu, matai, kad pusryčių meniu. Aha. Ir žiūri gėrimai, jokia kava, jokia Budweiser, žinai, alus, korona, tai, žinai, rytą, ką pasarim, omletą ir Budweiser. Pusryčiom, kokia po 6, gal 10, žinai. Toks atrodo nesąmoninga kombinacija, bet atrodo tik Las Vegas'e. Taip būti. Jauti tą atmosferą jo tokia, kur išeini į lauką ir nežinai, ar čia bus tamsu, jau ir šviesu, žinai, nes visur tik lemputės, tik kazinojo. Žiūri, buvo fainai. Ir tą ratą varėm, man tiesiog, kaip pasako, iš kur jis kyla, nes atsimenu, varėm irgi vieną tokį ten kazino, ar tenai, nebeatsimenu, ar ten kaip hotelis buvo, ir aš labai mėgstu martinį gerti. Ir nuvarėm į tokį tą barą, ten prie baro jo atsisėdom. Neįsivaizduoju irgi, dabar jau nepasakysiu, ten buvo 6 ryto, ar ten 12 dienos jau buvo. Ir sėdim prie padvaro, bet tas visas baras toks kaip marmurinis. Žinai, kur būra tos sienos, tie krištolai, visur atrodo tas toks marmuras labai gražiai. Ir atsimasėdėm ir sakau, nes tenais man atnešė tą, žinai, martinio tą stiklinę. Sakau, padaryk man martinio su spraitu, arba, nes aš labai mėgstu martinio su spraitu, ar su limonadu, tą šviesų baltą. Ir atsimenu man, taip sako, aš to padarysiu, sako, normaliai, ką tu čia prašai. Aš sakau, parodžiau, kad aš noriu martinio, sakau, tą, ir sako, aš to padarysiu, sako, normaliai, žinai, ką čia pakaimiečiai svaigsti su savo spraitu. Atnešė. Aš dėl to man gal ir srego, nes mano skaniausias gėrimas, aš nesu gėrusiu skanesnio to martinio. Eik, tu savo reikėjo paklausti, ką čia atpylei. Gal ir klausiu, neatsimenu. Nebeatsimenu, ką atpylei. Nes aš nežinau, kiek mes valandų ten prasidėjom, prašnekėjom, su vyru buvom, tada dar su boyfriendu, su partneriu, prašnekėjom, prabuvom, neatsimenu, kiek valandų, išėjome iš to baro, vingiuoti, išėjome į lauką, žiūri, man atrodo, kad ten ir vidurį dienos, arba jau ankstus rytas. Bet taip, tos martinius gerai ir, žinai, ir viso tokie veidrodžiai ir tas krištolas toks ir tu net nesupranti, toks atrodo kaip sapnas toks, žinai, tas vaizdas visas padarytas. Tiesiog, grinai, iš filmų, kai rodo, kad Las Vegasas tave taip įtraukia ir tau neįdomu, ar ten 10 ryto, ar 10 vakaro, tu vis tiek elgsies lygiai taip pat. Visą laiką, Kur New York'e, man žiauriai patiko, žinai, kur eini ir toje aikštėje, bet yra tas toks, kur tu supranti, kur tu esi ir ką tu čia darai. Kur tu, žinai, varai out, kur į barą, kur tu varai ten turistauti, kažką pažiūrėti, ten gal ir prisigeri, ar ten, žinai, kokteiliuoji kažką. Bet vis tiek jauti dieną nuo nakties. O ten eini toks, kaip, žinai, toks, žinai. Tai man labai tokia, bet visur, kur, vos nepasakiau, New York'e, visur, kur Amerikoje nuvarai, visur yra kažkas wow. Jo, visur, iš tikrųjų visur. Belenkur, jo. Ar tu Miami varys, ar tu kur, bet kur. Ir, pavyzdžiui, aš atsimenu, žinai... Visur bus tas wow efektas. Jo. Ir matai, gal kol nenuvažiuoji, kažkaip atrodo, kad ten bus tas wow efektas, o kartais atrodo, kad nebus, nes taigi matau čia draugų nuotraukas, ne, čia žiūriu, čia aš mačiau, net nereikia man važiuoti, čia nieko nebus wow, ne. Bet, pavyzdžiui, kaip aš nuvažiavau, bet būna. Ir aš paskui, kaip nuvažiavau pirmą kartą, atsimenu, paskui grįžau ir manęs kažkas tai klausė, žinai, keli žmonės klausė, kaip tau kaip tu apibūdintum, kaip ta Amerika, žinai, kaip ta Amerika, žinai. Tai aš sakiau, jeigu turėčiau va taip apibendrinti, žinai, sudėti kažkokį į vieną sakinį kažką, kaip ta Amerika, žinai, tai aš visą laiką sakau,
everything is big, žinai, sakau. Nu, ta prasme, jeigu porcijos tai didelė, visko yra daug, jeigu šviesos, tai daug šviesų ir žiauriai ryškios, ne? Jeigu maistas, tai jo daug ir jisai kažkoks. Žinau, kaip keista. Jeigu toks, bele ką paimsi, jis yra ryškus, jo yra daug ir jo yra taip... Mano pats pirmas vaizdas, kai aš pirmą kartą nusileidau Ameriką ir ten su taksu važiavome į tą viešbutį ar kažkur. Ir atsimenu, man pirmą mintis irgi buvo, kokia jinai yra didelė. Atrodo, kad jinai niekada nesibaigs. Kiek iš tikrųjų čia yra tos žemės, nes jinai atrodo tokia didelė. Nežinai, toks, kur eini paprastai į miesto gatvę ir žiūri, kas į kitą pusę į gatvę, nes tai žmogeliukai jau tokia dydžio, nes ten yra 7 juostos gatvė ir atrodo tie pastatai tokie dideli ir ta gatvė žiūri toli, belenkoks bankas, belenkoks ten post office'as, jie didelį, jie tiesiog yra daug. Jo, viskas yra labai... Alus, didelis, porcija didelė. Lėkštė didelė, viskas didelė. Mašinos didelės. Ta prasme, tu patenki tokį pasaulį, kur viska yra daug. Jeigu tu, pažiūrėk, į supermarketą, ten kažkokie cheese balls, va tokie. Jo, vagrinai, tokie visi kaip Costco, žinai, kur yra urmų. Kur yra urmų, tai čia normaliai. Aš atsimenu, McDonald's irgi nuvarėm. Net neėmiau aš tą large meal, gal ten medium, Coca-Colas 2 litrai, karočiui. Toks, tu esi pasaulio, kuris yra didelis, ryškus, jo daug yra, žinai. Nuopista mažas. Jo, ir žinai, ir dar toksai labai įdomus momentas irgi, kur va taip pabuvęs gali pamatyti, kad vis tiek visa sistema ir visa aptarnavimo sistema ir viskas padaryta, kad jinai dirbtų žmogui. Kad tas žmogus ateitų. Kad tas žmogus ateitų ir viskas, kur čia mes turime, ne kažkur eiti, kažkur ten, gal tu kažkur paskambinsi, sakysi, mes nedeliverinam, gal ten mes jau naktį nedirbam. Amerikoje tu būni ir viskas dirba tau. Tu gali bet kokiu paros metu gauti, ką tik tais nori, į kur tik tais nori. Žodžiu, toks... aišku, jeigu gyveni kokioj Utoj ir kur yra vienamas, sekantis namas nuo tavęs 7 kilometrai, tai ten gal nėra, ko tu nori, bet esmė, kai gyveni mieste. Esmė toksai. Nieks neužsidaro 10 sistema padaryta apskritai, kad tau būtų, tipo lengviau. Kad gautum, ko nori, kada nori. Kad tu gautum, ko nori, kada nori, padaryta, kad viskas dirba kaip ir tau, taip, va, ne? Ar tau labai keičiasi visa tas arbatos, ar jauti didelį skirtumą nuo Europos ir Amerikoje? Kokia tavo patirtis? Jo. Kad palik būtinai arbatus, tai palikit arbatus. Nes Europoje galvotum dar ten, žinai, kažkur gal dar ne. Gal žiūrė, ten ne Prancūzijos, žinai, Paryžiaus ten centre. Bet jauti, kad yra ne taip kaip Amerika, ne? Ne, Amerikai privalai, jeigu tu nepaliksi tave, tai su tavim klausti, kas tau buvo. Kad tu čia ateina jau nusiplakti prakait, kas tau nepatiko. Nors yra visko buvę, yra buvę su draugėsim visokių kuriozų turėjo, bet ten specialiai buvo. Tai buvom sugalvojusius. Man tai labai įstrigo, atsimenu, buvom su klientais Orlande, Orlande, man atrodo, kažkaip ten restorane irgi, japonų ar ten kiniečių, kur su tom lasdelėm, žinai, valgyti. Ir atsimenu, tai tas barmenas, ir man tiek įstrigo, jis toks fainas, jis gražiai tarnauja, nes mūsų ten kokį, gal 10 prie to stalo, žinai, šnekam viską. Ir ateina tas padavėjas, ir jisai taip kažkaip įsijauti, kad atrodo, kad noris jo klausyti, jis tai pasakoja. Ir man įstrigo tą, sako, šitam restorane sistema veikia taip, kad, sako, mes negaunam algos, mes dirbam tik už arbatvinikus. Daugumoje vietoj taip. Tai viskas, sako, man atrodo, man čia buvo antras kartas gal tik Amerikoje, nes pirmas kartas ten buvo labai, žinai, dėl biznio, trumpas toks, bet ir, sakau, irgi, man labai įstrigo, kad jisai yra toks žmogus, kad jisai moka dirbti už tą arbatą. Jisai uždirba daugiau negu ten gaudamas minimumą ir ten kelis tos dolerius arbatos. Jisai dirba taip, nežino, kad nuo to gaus algą. Ypač, kai jisai sugebėjo gražiai tai viską tą papasakoti, tai aš nesimanu, tai žinai, mes norėjom pasirodyti prieš klientą, jie norėjo pasirodyti prieš supplierį, žinai. Tai ten belenkiek tų pinigų palikom, tai ten jau, žinai, best friends, žinai, see you next time, come here, žinai, nors žinai, kad gyvenim daug nesutiks. Bet tu mokėt dirbti už tą arbatą. Nes yra tokių šalių,
kai man, pavyzdžiui, kiek man asmeniškai esu ne tai, kad nusivylusi, bet nervina ir aš vis laik sakydavau mamai, kai jeigu man reikėtų grįžti į Lietuvą dirbti, aš eisiu dirbti padavėją, nes aš belenkiek pinigų uždirbsiu iš arbatos. Nes tas žmogus nemoka tau nei geros dienos, malonų, kažką užkalbinti, nesąmonės kokias paklausti. Bet tas ir yra svarbiausia, kad žmonės suprastų, nes mes pačioj pradžioje, kaip ir aš nuvažiavau, ir mes su draugė, kur ten gyvena daug kartų apie tai kalbėjome, mes esam neįpratę, tipo duoti arbatpinigus, jeigu man patiko servizas, tipo man patiko servizas, tada aš duodu, o jeigu man nepatiko, tą padavėją, aš tipo neduodu. Bet Amerikoje jie net nesupranta tokio koncepto, tu bandai jam paaiškinti, kad tipo, tai jeigu negerai ten padarė, jie sako, ne, tu turi palikti, čia yra jų alga, jie negauna algos, tu turi palikti, tipo, kad šiandien išnek, net nenarvok, nėra tokio variantą. Nėra, patiko, nepatiko, tu turi palikti, čia žmogus tau atnešė. Tu palieki 10-15%, jeigu tau nepatiko. Jeigu nepatiko, jeigu patiko, tu vis tiek. Jeigu patiko, duodi 3 kempiam. Tai tai atsiminkit, kad šiaip tai nėra optional. Čia yra tiesiog, nėra tokia sistema, kad tu kaip Lietuvoje darbdavys tau moka algą ir tada tu dar gauni. Čia dažniausiai būna arba jie visiškai negauna ir visa jų alga yra, tiesiog restoranas leidžia jam dirbti ir kiek jie užsidirbs, tiek yra, arba ten moka po $1 į valandą kažkas, tai tau, kad ten simboliškai, ten visai. Tai atsiminkit, kad reikia palikti. O dabar kalbam apie temą, ne? Tai jeigu nori, dabar nepapasakoti, kokią Ameriką, plius minus, ne? Dabar sugalvojat, nori varyti. Varysiu. Senai. Žinai, kas yra svarbiausia? Man atrodo, didžiausias mitas šiaip apie visą pačią Ameriką yra tas, kad žmonės įsivaizduoja, kad ten nukeliauti reikia 5,000 svarų. Jo, tikrai ne. Tu į Miami gali nuskristi už 400 svarų. Aš tada už 360 skrendu pirmin atgal iš Dublino. Tai va. Jeigu lagaminą įmu 420 gaunasi. Tai... Žiauriai pigiai. Pirmin atgal į Ameriką, Lietuvą aš daugiau moku. Tai mes į Miami dabar skrendam irgi. Tikrai tie skrydžiai, ten kelius šimtas svarų tai buvo. Jo. Nes mums dar reikėjo specifinių tų datų, tai iš vis labai pasisekė, kad buvo tie skrydžiai, bet tikrai negalvokit, kad skristi Ameriką čia yra, čia ne prieš 20 metų, kai kainuodavo po 5,000 ten. Jo, aišku, reikėdavo ten. O dabar tų skrydžių bendrovių ir belenkiek, variantų belenkiek, tai pasižiūrėkit, yra daug tų skrydžių, tų apsų, programėlių, tikrai gali pigiau nuskristi. Bet jeigu nori skristi, dabar sakyk, tu darai, aš kaip tik irgi darysiu. Jo, aš kaip tik vakar dariau. Bet jeigu norite skristi, jums reikės. Užsipildyti ESTA, ne? ESTA, kas yra ESTA? ESTA yra ta pati paprasčiausia viza į Ameriką, ne? Ir jinai yra ta tokia vadinama kaip turistinė viza, ne? Su ją dar yra galimi keli dalykai, ką galima padaryti, bet su ją negalima ten dirbti. Pavyzdžiui, jūs jokių būdų jums negalima dirbti ant tos vizos, ne? Bet tačiau jūs galite, pavyzdžiui, susituokti. Bet tačiau, jeigu susituoksite, negalite išskristi iš Amerikos ir kol tvarkysitės dokumentus, turėsit būti daug metų galbūt. Tai va, bet šiaip jinai yra skirta turistinė kaip viza, ne, apsilankyti Amerikoje ir būti iki 90 dienų. Ne? Tai 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. Paturistauti. Jo, paturistauti. Gali iki 90 dienų būti, užsipildai, ten yra pakankamai, visada buvo ilga anketa ir vakar pildžiau, pažiūrėti, kas pasikeitė, kas nepasikeitė. Tai iš tikrųjų keli klausimai buvo dabar jau supaprastinti. Ten pagrindė, kas, aišku, pirmi puslapė yra visa jūsų informacija, ten kontaktiniai duomenys, paso visi duomenys, taip toliau panašiai, adresas. Tada yra skiltis, pavyzdžiui, kur yra tokia galbūt įdomesnė skiltis, tai yra jūsų tėvai, Anksčiau jūsų tėvai skiltis, jinai buvo tokia platesnė, ten reikėjo ir adresą užrašyti, ten žodžiu, kur jie gyvena. Dabar vakar pildžiau, tai reikėjo vardą pavardės abiejų tėvų, bet vis tiek tai yra reikalinga, tai nėra optional. Man būtinai negali pasirinkti. Jo. Tada yra skiltis. Jo, nes atsimenu, kai reikėjo pildyti, man pirmą kartą, ar čia prieš kokius 8 gal metus, tai atsimenu, skambinu mamai ar tėčiui sakyti, kokiam tu kaime gimėjai, nes tėvų gimimo tą miestą įrašyti. Jo, reikėdavo. Žinai, kad ten plungė, bet galvoju, ar tikrai plungė. Skambini pasiklausti, ar nebus kokiam plungės kaime. Nes noriu gerai padaryti. Ameriką visą patikėkit, tikrai norit gerai padaryti, nes ten kaip padarysite, jeigu biški negerai, paskui jam sistema užfiksuoja, kad ten kažkokį klausimą kažkur kažką darėjai, žodžiu, ir tada jums tiesiog reikės į ambasadą vykti.
Bet žodžiu, tai va, yra apie tėvus, ne, skiltis, jinai dabar yra sutrumpinta. Anksčiau reikėjo gimimo datos tėvų, ten kur gyvena, taip toliau, dabar tik vardas pavardė abiejų tėvų. Tada įdomi skiltis yra jūsų social media, socialiniai tinklai. Tai yra Facebookas, Twitteris, Instagramas, visokie tokie. Ta dalis, jie kaip patys rašo, yra optional, tačiau aš visada nors vieną įkeliu, nes aš taip tikiu, kad greičiau ateina atsakymas, nes tada jam atrodo, kad tu nieko neslepi ir tada jie taip... Pamatyti tave, jeigu reikia patikrinti. Nes visgi Amerika apsisaugo nuo tokių dalykų, nes jeigu jūs tenais labai mėgstat postinti apie kaip jūs mylit Putiną ir kaip jums ir faina ir ten Amerika velniop. I love war. Žinai, ir postinat kažkokius teroristinius ar kažkokius tokius. Gaujas, mafijas. Jo, tokius visokius dalykus, tai Amerika nori žinoti, jie pažiūri ir gali jūsų vizą atmesti, jeigu jūs esate kažkoks ten... Anti-Amerikos ir biškai esat prisipostinę praeitį. Tai va, paskui dar kiti, kurie tokie įdomesni, gal skiltelės yra, tai jūsų kontaktas, kur jūs būsit Amerikoje, galit bet ką, iš tikrųjų ten galit viešbutį rašyti, ne, ten aš draugę turiu, tai aš draugės namus visą laiką rašau, jos kontaktiniai duomenys, ta prasme, jos telefonas, ten taip toliau panašiai, tai aš viską jos rašau, bet ten galima viešbučius rašyti. Čia jūsų kontaktas, kur jūs gyvenat, kad jeigu kažkas jums atsitiktų Amerikoje, kurie kur lavoną parvežti iš Las Vegaso. Nukrito, laimėjo milijonus, sukrito šitas parks ir kur būna pargabent. Jo, grynai. Ir paskui, aišku, eina tie visokie klausimai, kur aš vakar net juokiausi ir vyrus sakau, tu pažiūrėk, tai ką ją klausė? Ar planuojate atvykę užsiimti teroristiniais veiksmais? Taip arba ne? Taip. O nėra it varies arba maybe, perhaps, optional. Not decided yet. Yeah. Tai va, tai tokie visokie, ar jūs esate įsivėlę į genocidą ten ar... Jo, turiu namuose variklėlį ir tručinų kaimą. Tai va, tokie visokie, aišku, durni klausimai. Jeigu kas daro, kas parašytų jas? Taip, tikrai noriu teroristinį išpolį, darysiu. Turiu va bombą, esu organizacijoje, esu lyderis, tada visus sužymiu jas, laukiu, man patvirtins. Tai va, tokie visokie klausimukai, ten tokie susipildai. Aišku, yra tokių, kur labiau paskaitykit, klausia, ar jums kada buvo atmesta viza, ar buvo kada nors, kad jūs bandėt įvažiuoti Ameriką, jūs ten apsuko atgal ir taip toliau ir panašiai. Viską užsipildat ir paskutinis dalykėlis yra susimokėti. Už anksčiau jinai kainavo... Kiek tų šimtų be kainuoja? Kiek už tą Ameriką, kiek parsiduoda už kiek. Patekti į tą svajonių šalį. Tai pakilus kaina, anksčiau jinai buvo $14, kaip prieš porą metų kažkur, tai dabar kaina yra $21. Ne? Brangybė. Tai iš tikrųjų nedaug ir specialiai, vat, ir sakau, nežinau, kad podcastą filmuosim, sakau, pažiūrim per kiek laiko gausiu, ne? Ir išsiunčiau, vakar buvo po 5, gal 20 ir gavau atsakymą po 6:10 ar 13, tai žodžiu 40 minučių, kad jūsų viza aprūvinta, žodžiu, kad gavo. Jeigu pirmą kartą darai, gal biškį ir ilgiau užtruks. Man ilgiau pirmą kartą užtruko apie 4-5 valandas, gal, bet irgi nebuvo kad daug. O dabar buvo per naktį ir tą pačią dieną rytį padarai, iki vakarų jau gauni. Jo, bet kaip jie sako, ne, turėtumėt pildyti bent savaitę prieš, kad jeigu just in case kažkas negerai prispaudėt, priminkėt, ar pirmą kartą kažkokie kyla neiškumai, jam kažkokia jūsų pavardė gal pasirodys asocijuota su kažkuo, jie gali, ta prasme, aš nerekomenduoju pirmą kartą ypač pildytis ten prieš kelias valandas, nes geriau užsipildykit, turėsit ramiai. Toliau. Kiek jinai galioja, ne? Tai normaliu atveju jinai galioja 2 metus, tačiau kartais žmonės ją gauna trumpesniam laikui. Va dabar žinau žmogų, kuris gali 3 mėnesiam tą vizą, estą. Tiesiog 3 mėnesiam. Gal, kad pirmą kartą važiuoja, gal jam pasirodė kažkas nelabai aišku, gal nori pažiūrėti, ar tas žmogus tikrai grįš, žinai, namo. Ir aš tikiu, gal kitą kartą gaus įvairiai, nes ten grupė žmonių, pas draugę, ten, šeima, žodžiu, atskrenta, grupė žmonių pildė, vieni gavo 2 metam, kiti gavo 6 mėnesiam, kiti gavo 3. Kodėl, kas kaip neaišku. Mano visada galioja 2. Atsakymo nerašys, kodėl. Jo, jie nerašys, jie tiek davė. Ateina lapas su galiojam data ir viskas. Ir tiek davė. Tai va, tai jūs su tą vizą galite, žodžiu, gaunat, žinot, kiek galioja ir varot į Ameriką. Jie iš karto, aš šiaip turėdavau ją atsispausdinus, bet jie visada ten kompiuterį mato, kai jūs jau prieinat, ten jie kažkas pasą paduoti, jam rodo. Manęs paskutinį kartą labai klausinėjo kažkaip, nors aš jau tiek buvau tų kartų važiavus,
Bet kažkaip paskutinį kartą labiausiai klausinėjo. Ko klausinėjo? Vėl klausinėjo labai. Prašė parodyti atgalinį bilietą, kur anksčiau niekada neprašydavo, žinai, kur dirbi. Kur tavęs klausinėjo? Kai nuskridai ar iš čia? Matai, aš Dubline, kadangi tu skrendi Dubline, yra jų tėvartai, imigracija ta pagrindinė. Tai tenais. Ir kažkaip labai daug klausinėjo. Anksčiau tai būdavo net pirmą kartą, kai skredu, ten geros kelionės, maždaug kur skrendi į Bostoną, viskas čia. O šį paskutinį kartą grylino jisai mane, kur dirbi. Aš tuo metu salone dar dirbau, sakau salone, ar tu savininkė salono, ar ne, kada grįši, ten žodžiu įvairiausių tokių ir buvo labai toksai piktas. O tai buvo nusvedė kambariuką? Ne, tiesiog prie tenai, bet labai daug klausimų. Ir jisai sako, parodė, kad galinį bilietą, aišku, aš turiu. Tai aš kol susiradau, sako, ieškok, man būtinai reikia pamatyti, visada klausė, kada paskutinįkart buvai, kiek buvai, pas ką važiuoji, ką darysi. Ką veiksi? Jo, bet kiek vėl. Būsi? Nebūtinai, ne, mane labai klausė. Tai tu nesakai darbą dirbti? Įsidarbinau. Dirbs porą savaičių, žiauriai. Naktinėse. Čia mūsų inside joke, žinai. Ne apie tikrą darbą kalbu. Ne apie tikrą darbą kalbu. Tai va, ir žodžiu, tai labai klausė, bet, pavyzdžiui, pirmą kartą aš kai skridau irgi tai biški bijojau, galvoju, gal čia klausinės, beveik nieko neklausė. Kur skrendi pas draugę į kokį miestą, į Bostoną, o kaip fainai, gerą laiką, pam, uždėk antspaudus pirštą, pažiūrėk ten. Jo, tas, kas nežino, ir aišku, daugumą gal žmonių žiūri per... Iš pačios Anglijos, kurie, žinai, jeigu skrenda Ameriką, tai iš Londono, kas gyvena ten šiauriniai iš Dublino, tai tie, kurie skrenda iš visur likusios kito pasaulio, nežinau, gal ten ir Azijoje irgi kažkokių ten, žinai, tų oro uostų. Yra pasaulio 2 oro uostai, bet nežinau, kuris antras. Dublinas vienas, o kuris antras nežinau, bet žinau, kad 2 yra tikrai. Tai Dublinas ir dar kažkas, visi kiti oro uostai jum leis žinoti ir patikrins, ar jūs galite iš tikrųjų įeiti kirsti Amerikos sieną, kai jau nusileidžiat Amerikoje oro uostą. O tie, kurie skrenda iš Dublino arba dar kažkurio to oro uosto, visa ta Amerikos patikra yra tame oro uoste. Tai va, kaip mūsų atveju, mes kadangi skrendam visą laiką iš Dublino, į Ameriką, tai mums Dubline, jeigu nepraleistų, pasiėmė lagaminą ir važiuoja namo. Taip. Nereik atgal skristi, nes tavęs nepraleido, kai tu jau nusileidai Amerikoje. Jo, aš labai tavo įdomiai. Pamatysiu paguglinti. Kur yra antras. Aš labai šitą domėjausi, iš tikrųjų papasakosiu jums čia labai įdomiai, nes aš kaip pirmą kartą skridau, man čia buvo labai įdomu, kaip čia taip yra. Kodėl tu Dubline perėjęs, tu jau skaitaisi, kad tu jau Amerikoje, nors tu dar Dubline, bet tu jau Amerikoje. Ir ten, žodžiu, yra taip, kad jie tiesiog yra perkėlę savo emigracijos tą postą, kuris turėtų būti Amerikoje, ten New York'e, ne, ar Miami, į Dublino oro uostą. Tai tu, kada eini į Dublino oro uostą, ten yra specialus, aišku, pradeda tau rodyti Amerikos vėliavytės, tu ten eini, žodžiu, ir nuveini į tų Amerikos vartus, ir tu, kai pradedi eiti ten leisti žemyn, ten yra Amerikos vėliava, dabar prezidento Trumpo bus nuotrauka, kaba, ne pačiam oro uoste, vėliavos, visas imigracijos Amerikos departamentas. Tai man buvo labai įdomu, aš viską tą domėjaus, kaip čia taip gali būti. Ir koks yra skirtumas, kad jeigu jūs skrendate iš Dublino, jūs į Ameriką nusileisite kaip domestic flight, ta prasme kaip namų skrydis, kaip kad į Ameriką leidžiasi iš New Yorko į Čikagą, iš ten Bostoną į New Yorką. Vienas namuose, kur buvo, kur nei ten nuskridus. Tai nors jūs atvažiuojat iš Dublino, bet jūs leisitės į tą terminalą, kuris yra skirtas vidiniams skrydžiams. Ir kas bus kitaip, jūs nusileisit, jums nereikės visiškai praeiti jokios patikros, niekur, jūs išeisit ir atrodo, kur čia pasą reiks duoti, niekur. Jūs davėt Dubline, jūs išeinat, jūsų nieks nesustabdo, ateinat pasiėmat lagaminą, išeinat. Nes jūs viską pasidarė Dubline, ant pirštų antspaudus nusiėmėt. Niekas, man kas tas buvo žiauriai keista, aš visą, kad randglemba į Ameriką, tai negi taip ir leis, nusileidom ir einu. Ir taip ir eini, va taip pasiėmė į tą išeini, vienoje vietoje tas nieko nebepaklausė. Ir aš atsimenu pirmą kartą, kai skridau, ir aš ten viską pasidariau, žodžiu, ten viską ir jau čia, ir atsisėdau į lėktuvą, žinai, ir sėdžiu, jau čia pirmą kartą skrisiu, žinai, jau, ir toksai vyras prie manęs atsisėdo, jis amerikonas, mes pradėjom kalbėti, sako, tu pirmą kartą skrenda, sakau, jo, pirmą kartą, sakau, kaip čia buvo, žinai, čia nusileidus, jis sako, taigi ne, sako, atsiversk pasą, ir aš to pasą dar laikiau, žinai, nes mes tik atsisėdom, jis atvertė ir ten štampas uždėtas Amerikos vizą, sako, welcome to United States of America, sako, tu jau žinai, viskas, tu jau, sako, kaip matai. Ir dar greit pasakysiu, draugė, kai irgi tada pirmą kartą, kai važiavo manęs pasimti, irgi, jinai sako, koks terminalas, žinai, aš jai sakau, koks terminalas, jinai sako,
Blemba, negali būti tas, žinai, tarptautiniai skrydžiai neskrenda į tą, čia yra tipo tie vidiniai, tas, blemba atvažiuoja, tikrai tas, nes tu leidėsi kaip jau vidinis skrydis, ne kaip iš užsienio. Ne, nes tu, tarptautinis. Jo, tave Dublinas jau ten jie. Apiformina. Amerikonai apiformina, nes ten dirba, ten visi, tu eina, ten visi Amerikonai, Amerikos vėliavos, viskas ir tave jau ten. Man atrodo, nežinau, ar tą radau, čia greit paguglinti, bet man atrodo, ir rašo Dublin ir Shannon. Ai, tai šiandien turbūt taip ir yra. Tai tik Airijai, jo. Nes man atrodo, kadangi Airija turi tą istoriją su Amerika, man atrodo, tie oro uostai ir yra, kurie leidžia į Ameriką jau kaip iš Amerikos. Kaip iš Amerikos. Tai vat, daugiau iš visur pasaulio, kur jūs skrysit, Frankfurtai, Londonai, belia, kur jūs skrysit taip, kaip jeigu skrydat, esate pratę, jums reikės apsiforminti tenai. Tik jeigu skrendant iš Dublino, apsiforminsi Dublinę ir jau ramės širdims eis. Jau ten atklausinės. Man žinai, kas patiko, mano patį pirmą kartą, man atrodo, ar antrą kartą, kai skridau ir kai jau reikėjo eiti lagaminą priduoti, tenai manis pradėjo klausinėti. Ir žinai, kaip niekad nesusidūręs, tai pirmą kartą buvau toks, labą dieną, ar jūs pats susipakavot savo lagaminą? Kaip sakau? Sako, ar pati susipakavot savo tokią tetą? Ar pati susipakavot savo lagaminą? Aišku, angliškai. Sakau, jo. Ne, blem, atėjau, man šuo supakavo. Ir tai, neatsimenu, ko jau seniai buvo, bet atsimenu irgi, kad klausė, ar turi tokių medžiagų? Ne, kada susipakaut lagaminą? Tipo vakarai, žinai, tenai, prieš šiandien mėgot. Ten dar kažko paklausė, bet žinai, kai tu nesitiki tokio klausimo, tai toks... savo ir tada boyfriendui sakau, kaip čia sakau, supras, ko neklausiu, per tą man lagaminą, ko čia kimba, sakau, ar negali tokių gal vežti? Ne, sakau, ką aš tak nesprantu, sakau, čia taip turi klausti. Ai, galvoju, koks tavo skirtumas, ar aš savo lagaminą dariausi ar ne, bet dabar, kai dažnai žiūri, ne dažnai, bet kai rodo savaitgalį ryte per teliką, ten visokie, žinai, Australia board, kur rodo oro uostus patikras. Tai visi security, ten Amerikos ar Australijos, ten visokios Kinijos. Tai žiauriai įdomiai ir žiauriai matai, kaip tie pasienio pareigūnai, kaip jie pamato žmogų ir jie mato, kad tu atvažiavai čia neturistauti, o tu jau arba esi nelegalas, ar kad tu dirbsi, ar tu čia kažką jau chimičinsi, ten narkotikus, ten kažką, žinai. Jie iškart mato tave kaip... Mato, kad kažkas gal keista, žinai, tokio. Žinai, kas būna keista, vieną tokį labai mačiau įdomų, kaip tik neseniai su kažko šnekėjom, sakau, tu pavyzdžiui, aš esu, viena moteris skrendo net į Ameriką. Ir aš pardavinėju, aš nepardavinėsiu narkotikus, man reikia narkotikus, arba kažkur turiu, gal skrendai, man reikia narkotikus pergabenti. Ir kodėl jie yra tokie debilai, kad negali susigalvoti biški normalesnės istorijos. Skrenda į tą Ameriką, esu vienas pats su maišiuku, pasikvečia tą kambariuką, nes jau mato, kad tu čia nagaminų, nieko neturi. Kur tu čia, sako, skrendi į Ameriką, kur? Ten kokį nors Bostoną, ne? Ką ten veiks? Nieko pas draugą. Koks draugų telefono numeris? Neturiu. Koks draugų vardas? Jonathan? Kaip pavyzdinė. Kur Jonathan gyveno? Nežinau, sako, aš jam paskambinus, kai nusileisiu. Tai sakai, telefonų numerį neturi. Ai, bet mes susitiks. Aš žinau, kad jis basta. Žinai, mes telepatiškai žino, kad aš nusileisiu. Jonathan manęs laukia. Kiek turi pinigų su savim neturiu, tai iš ko tu pragyvensi? Jonathan duos. Draugas gal padės. Draugas duos. Ir tu toks matai, kad tu tikrai net važiavai čia paturistauti, nes turistauti, vis tiek tu turi turėti, kad ir tą 100, kad ir taupiai, bet bent tu 100 ten kokį $1 turėsi, žinai, ar sidrą nusipirkti, ar alaus, ar ten pavalgyti, ar vieną kartą bent į barą kažkur nuvaryti. Atrodo, tu duok tam narkotojų gabentojų, biškį tą normalesnę istoriją. Kažkaip, ką jis galėtų žmogus. Atrodo toksai, jau tiek... Nesugeba narkotikus nusipirkti, ten gabenti, praryti, bet tu nesugebi susirasti draugą, telefono numerį ir, žinai, jau taip atrodo, tie pasienio pareigūnai, jau, žinai, jau matot, galvoju, žinai, kai mano yra tas charakteris ir mano darbas yra, kad man patinka viską su managing, sureguliuoti, galvoju, tu sureguliuotum tos... Būtų kontrabandininkė to ir kad tak, būtum nė vieną nepagauti. Sureguliavus viską, klausyk, sudėliuoju. Čia 2 maikų mama skrenda, narkotikus pardavinėja,
čia porelė, žinai, čia pensininkai, nei vieną nepagaut mano kontrabandininkų. Pavarytum, klausyk, lemba. Tai va, tai žodžiu, tai va. Tai kada tu skrendi dabar į Ameriką, sakant? Dabar turbūt vasario 1. Neturiu dar bilietų, bet turiu nusipirkti, nes turiu kruizą užsibukinus. Nusipirkus turiu, bet reikia dar biškai bilietų. Tai va, bet mano irgi planuoju. Sausio tada. Sausio. Tu grįžti iš Švarų? Mano sausio vidurį kažkur. Nu, jo. Nes tu grįžti 3.1, aš 1 iš Švarų. Nu, fainai, susitiks. Tai tu gali pasilikti dar kelis dienas. Palaukti tam sene. Kelis kalendorių į darbą. Nenori? Nori. Ne, žinai, kaip man labai patinka keliauti sausio mėnesį, nes, žinai, kai sakė žmonės, ne žmonės, statistika buvo padaryta, žmonės daugiausiai per visus metus užsibukina atostogų, žinai, kada? Sausio mėnesį. Nu taip, nes nes tu kalėdom lauki to stebuklo, ten puošytas dekoracijos, dovanas, čia bizekas, mišreinis gaminti, pirkti, ten pakuoti dovanas, viską, eglės puošti. Šeima atvažiuoja, ten atskrenda iš pasaulio kraštų, susirenka būti kartu ir tas nauji metai sueina ir tokia tuštuma. Nėra jokių švenčių, ta Valentinki ten pizdu, dar gal ten koks kino gimtadienis. Bet tokie tušti ir žmonės sako, nebeturi ko laukti, nes per ilgai, kol ateis ta šventė. Tai sako, dažnai žmonės va po naujako, būna akcijos, žinai, visi pardavimai visokie. Sako, tada žmonės perka bilietus, atostogas, kad jie vėl kažko lauktų taip, kaip jie laukia tų kalėdų, kad turėtų tą jauduliuką, žinai, ar vasaros atostogas, ar ten kokiai city break. Bet man vis tiek neišeina iš galvos, kad liko 2 savaitės iki kalėdų. Jo. Tiek, žinai, netisakyti. Tai aš ir taip žiūriu, žinai, aš irgi sausį važiuosiu dar į Egiptą, tai ne tik da, čia Amerika, vasario 1 Egiptas dabas. Tai fainai, bet irgi dėl to kažkaip, nes norėjus man tuo metu kaip šalta bus ir neįdomu ir bus praeisis, žinai, kalėdas. Jo, nes dabar kai kalėdom, tu jau pasipušiai galėdom? Pasipušiu, jo. Irgi gruodžio 1 pasipušiu. Aš irgi taip pat, man atrodo. Bet pas mus, kai didelė, nedidelė, bet, didesnė namai negu standartiniai namai. Tai, žinau, kiek mums, dar plus ta džakuzi, žinai, kai susideda, tai mums, atsimenu, buvo per kalėdų tos mėnesį, mums būna beveik keli šimtai svarų už elektrą daugiau. Nes tiek tų lempučių, žinau, eglės, plus džakuzi, žinai, dar daug susideda. Tiek daug elektros ir mūsų kita rėmėja yra labai gaila, kad nėra Šiaurinė Airijoje tos elektros, kur daro tą... Bet Šiaurinė Airijoje bus kai kas kitas, klausykit. Bet yra tas, kad tą palyginimą, žinai, padaryti. Tai mūsų kita rėmėja ir tik įeina į temą apie brangę elektros. Apie brangę elektrą. Jeigu norite į Ameriką, nes biletą kainuoja pigiai, bet pragyvenimą, žinokit, viešbučiai. Ir jeigu norėsit prabangiau pavalgyti, reiks pinigą, o pinigą reiks sustaupyti. Kaip doleriuką. Doleriuką, kaip jį sutaupyti. Dar prieš tai pirmas klausimas, ar $1 kupiūrą turi piniginį įsidėjęs? Ne. Tai įsidėk. Kodėl? Taigi, sako, jeigu nuskrendė Ameriką, turi pasimti $1 tą banknotą ir įsidėti, kad tas viduriuko tą galvą matytus piniginiai, nes doleris tau neša pinigus. Tai dabar kaip nuvarysi, tai jau. Nes aš pirmą kartą, kai nuvariau į Ameriką, pralobai va. Įsidėjau, tai nuo to laiko man tik piniginė plečis. Tai tų pinigų daugėja. Nebuvo taip, kad finansiškai blogėtų. Duok man vieną, turiu $1 namie. Kažkur seifai yra, man atrodo. Tai prašau ištraukti. Su kalaidom. Ne, turi būti tavo. Turi būti tavo graža ar kažką, ką tu ten naudoji. Aš nusipirkau už 5 eurus pasto. Let koks blogs dealas. Kas čia per keitiklą? Ne, bet dabar nuvažiuok būtinai, kai turėsi gražos. Gerai, tai jeigu norit susitaupyti pinigiuko, jų galit susitaupyti surasdami geriausias kainas už elektrą, internetą, telefoną, SIM kortelę, šildymą, dujas ir visą kitą, nes markete šitiek firmo, ne? Belenkiek. Ir jūs greičiausiai esat su kokia nors brangia, kai galite daug padaryti pigiau. Kas jums padės? Kaip pavyzdį. Tai mūsų rėmėjas, kaip tik prieš kalėdas, žino, turi daugiau laiko, daugiau nedirbat, pasižiūrėti, kiek jums ten gaunasi mėnesį elektrą ar ten dujos, nes jie yra pagrindiniai tie brangiausi. Mūsų rėmėja yra Facebook'e Irina Sinkūne. Sinkūne. Pasidalinsim duomenim? Pasidalinsim duomenim, jo. Ir Facebook'e įdėsim postą, ir čia įdėsim video aprašymą ir nuorodą, visą kitą. Bet tai yra tiesiog žmogus, specialistas, kuris dirba su ta Utility Warehouse kompanija, kuri yra kaip Money Supermarket
lengviausias apibūdinimas. Tai yra tiesiog tokia kompanija, jinai yra ir klientė, ir kaip specialistė pačios tos utility warehouse, kur jūs duodat savo ten adresą ir jums patikrina, ar jūs naudojate pigiausią elektros tiekėją, dujų tiekėją, ten telefono, SIM kortelių tiekėją ir panašiai. Tai visas šitas pagrindinis jos darbas yra pačioje Anglijoje, o šiauriniai Airijoje yra pagal kas dylas, nuolaidas ir akcija, gal ir su kalėdom susiję, 2 SIM kortelės, kur viskas įskaičiuota nemokamai ir internetas unlimited, kiek nori, tiek naudojat. Internetas nemokamai, žinutės nemokamai ir skambinti nemokamai, o nelimituotai. Tik tai 2 SIM kortelės, 3 svaras. Žiauriai pigi, ne? 3 svaras už 2 viskas nelimituotai. Po 15, tai tu turi 2 vaikus, paėmė jiem po 15 svarų 2 kortelės. Gerai, labai. Ir nereik pergyventi, kad jie tenai internetas baigs. Ir vaikai, žinai, prinaudoja labai tos datos. Ir galima savo numerį pernešti, ne, tai žiūri gerai. Jūs pažiūrėkit iš karto kokios santupas. Dabar, jeigu šitai moteriai, ne, jūs ten duosit savo tą namų adresą, jinai patikrins, nieko nekainuoja, ne, jinai patikrins. Konsultacijos nemokamos. Jeigu jinai patikrins, ne, kiek už elektrą ar pas jūs pigiausias, kiek už dujas ar pas jūs pigiausias, ten visus kitus mokėjimus, ne, internetą. Ir jeigu jum jinai suras tuos pigesnius variantus, tai jūs įsivaizduokit, jūs į mėnesį galite 100 sutaupyti. Tikrąją to žodžio 100. Ir buvo, žinokit, padaryta statistika, čia yra rimtas dalykas, kad kur žmonės labiausiai praranda pinigų, ne, tai dažniausiai žmonės praranda daugiausiai pinigų, nesinaudodami tais geriausiais dylais ir labai dažnai žmonės yra su brangesniu paslaugos tiekėju, kada yra pigesnis, bet jie tiesiog tingi užsimti, ieškoti ir taip toliau. Nes man taip pat su internetu, pavyzdžiui, yra. Būtų utility warehouse šiaurinėje Airijoje jau seniai būčiau pasidarius, bet tu net... Taigi yra internetas. Jie daro šiaurinėje Airijoje. Ne, naminis internetas. Naminis, jo. Yra. Nu, gal SIM kortelės ir internetas. Gal tada, kai buvo... Tu galės kreiptis. Nes kai buvo man su elektra, man atrodo. Sakau, nes mums ten reikėjo mėnesį irgi labai brangiai mokėti. Sakau, nesąmonė. Sakau, davai, eina pagulinis. Paguglinu, žiūriu, iš šiaurinė Airijoje ten iš 4 tiekėjų mes esam su brangiausiu. Tai va. Savo vyru, nes ant vyro, žinai, dar vardu viskas buvau, sakau, davai, aš paskambinu, sakau, noriu perkelti viską ant savo vardu. Vyras ten kažką remontuoja, sakau, pasakyk savo vardą, pavardę ir adresą. Pasak, sakau, gerai, ačiū, išėjau, nutraukiau tą kontraktą, nuėjau, susiradau 200 svarų į mėnesį pigiau. Nu, tai įsivaizduoju. Tai galvoju, tu dieve, tu už 200 svarų va į Ameriką nuskrendai. Nu, taip. Tai va, jinai dirba ne visoje Anglijoje. Ir tau padarys tą perėjimą. Jo, jinai viską jums padarys, o jeigu esate šiaurinė Airijoje, tai va, internetas ir kortelės irgi lygiai taip pat paskambinat, pažiūrėkit, gal jūs už internetą gali žiauriai daug sutaupyti. Įsivaizduokit, jeigu jūs į mėnesį sutaupysite po 20 svarų, per metus tai yra 240 svarų. Taip, didelį pinigą. Čia vien tik už internetą, o jeigu jūs dar susitaupysite, ne už ten dujas, o jeigu dar susitaupysite. Nes internetas tie visi yra iš mažiausių kainų palyginus su visais mokesčiais, kur elektros dujas, ten vanduo, visi tie šildymai, taigi ten būna jau šimtais eina, jo. Dabar pas mane atėjo elektros kaina, sąskaita už 2 mėnesius 300, gal 20. Sakau. Mumai mėnesį, žinai, kiek reikia mokėti? Mėnesį už elektrą, dabar su to pigiausiu šiaurinė Airijoje yra 503. Eiktų su. Per kalėdas visą laiką pakyla kaina po naujų metų, nes galvoja, kad šitai bus visą laiką, nes tos lemputės susijungia. Tai pakyla visą laiką kokiu 102. Nu, paskui vėl, žinai, metų gali vasarą. Nu, pas jis didelis. Daug lempų. Daug lempų, dideli plotai. daug visko. Reikia apriepti, daug žemės reikia apšviesti. Daug žemės reikia čia apšviesti, džiakuzį va dar prieina, čia maudasi visokias. Dabar daug lempų darai. Va dabar esu, kad darau. Už kur džiakuzį aš gal noriu įlysti? Kada dabar? Dabar. Hebra, grįšim už 15 minučių pertrauką. Grįšim čia, žinai, šlapiais plaukai, špakliai nubėgė. Biš pabūm, atsiprašau. Nu, iki kitų podcastų nulieksim. Gerai. Pasipliškenti. O grįžtant prie šito, tai aš pati irgi kažkada anksčiau, dar kai Irinos nežinojau, tai irgi kreipiausi tą utility warehouse, nes žinai, kaip yra, kai tau pačiam reikia pasidaryti, yra per sunku, nes gal nemoki angliškai, gal nepaatsimeni savo ten kokio account numerį, kur ten kažkam, nežinai net nuo ko pradėti, ar pirmą reikia nutraukti tą savo ten kokį Virgin internetą, ar pirmą reikia, kitą užsisakyti, nežinai kaip daryti. Tai va, Irina teikia tą paslaugą, konsultacija yra nemokamai.
Tai tau viską kaip žmogo nepaaiškini. Parašysi, tai jums padarys. Nu. Jo, paaiškini, ko tau reikia, ko tu tikėsi, kur tu dabar už ką moki, nes tikrai žinai, ar moki BT internetą ten, ar Virgin, ar tok kokį, žinai, internetą. Tai tu tikrai toks paprastus dalykus žinai. Tai tau žmogus suorganizuos, patikrins ir jeigu yra pigesnis variantas, tai va, tokios progos ant kalėdų nesinorėtų, žinai, praleisti, kai žinai, kad gali staupyti ir vis tiek tą elektrą gausi, tik tu už ją gali mokėti mažiau. Jo. Tai va, tai jinai yra Facebook'e Irina Sinkutė ir kelsim jos ir profilį, ir linkus visus. Kaip visada pilkam fone, žiūrėkit, žmonės rašti, kur tie duomenys. Pilkam fone, va čia, kur jūs dabar žiūrit, tai apačioj, va čia iš karto, kur emigrantas pavadinimas, spauskit rodiklytę ir išsiskleis. Bus visa informacija. Ir išsiskleis. Ten bus apie Robertą, ten bus mūsų internetinis puslapis, ten bus mūsų, kas dar mes ten dedam, mūsų puslapį ir rėmėjų puslapis. Jo, tai va, trys puslapiai, visos nuorodos, viską, apie ką šiandien šnekėjom. Tai va, pasinaudokit. O dabar ką? Atėjome prie pabaigos, viską papasakojom. Išpasakojom. Žinai ką, atsiųskit, kas buvę, kokių mumai asmeniškai, ar e-mailą, ar emigrantesni@gmail.com, arba į mūsų emigrančių tiesiog Facebook'o puslapį, nes tenai matom tik tai mes su Gintarė, kokių istorijų apie Ameriką, gal turit kokių tipsų, gal turit kokių patarimų, gal kažkas buvo įvykę. Tiesiog viskas, kas buvo susijęs su Amerika, pasidalinkit. Kad neliktų tik Amerikoje. Jo. Gal kažką jo gero ar įdomaus esat patyrę, gal būtinai kažką tenai padarėte ir būtinai norit, kad kiti padarytų, nes buvo, žinai, wow, tas efektas. Ar gal kas jums paliko didžiausią įspūdį, galite ir komentarus parašyti. Bet labai labai dėkojam visiems, kas žiūri, kas komentuoja, kas rašo vis dar mums istorijas ir laiškus ir žinutės, labai kitos būna labai gražios, už širdies griebės, su žirdutėm, kur gaunam. Tikrai labai esam jums dėkingi. Jo. Kaip visada pasidalinkite, jeigu galit mūsų podcastų pas save socialinėse medijose. Įsikelkit savo į Facebookus, tegul žmonės mus pasubscribina, jeigu nesat subscribinę, ne? Nes tik tai gal kokį 60% žmonių, kurie žiūri, 40% žmonių yra subscribinę podcastą, tai lygiai 60% žmonių, kurie žiūri, jie gali praleisti. Tai nepamirškit paspausti tiesiog tą subscribe arba prenumeruoti, jeigu lietuviškai pasidaryta, kad nepraleisti tiesiog gautumėte. Ir kad gautumėte visada pirmieji. Gausite tiesiog notifikaciją, kad išėjo nauja mūsų laida ir kada galėsit peržiūrėsit arba išklausysit vairuojant. Tai va. O dabar susitiksim per šventes. Prieš pat šventes. Prieš pat šviežiai kalėdas. Nu, prieš kalėdas. Tai ką, mėlieji, mylime, gražių jums švenčių laukimo ir iki. Iki greito. Iki. Ate.